Rasa, esate tautinės stovyklos legenda tęsiasi programos vadovė. Ar pavyko įgyvendinti numatytus tikslus? Nors stovyklos dar liko lyg diena pusantros, bet iš tikrųjų veiklos situacijų ir iššūkių buvo tiek, kad drąsiai galiu sakyti, jau pirmą dieną galėjau pasakyti, kad taip, mes tikslus visus užsibrėžtus uždavinius įgyvendinsime, o šiandien sakau jau ko gero būtuoju laiku. Įgyvendinome, nors iš tikrųjų šį klausimą turėtų atsakyti kiekvienas vaikas, kiekvienas stovyklos dalyvis. Ar jam buvo pakankamai iššūkių, pakankamai situacijų, kada jis galėjo pamastyti ir susidurti su tuo, kiek šiandien, tokia moderniame amžiuje, aktualu laikyti skautiškų priesakų to 10-tuko. Kas kartu su jumis kūrė stovyklos programą ir prisidėjo prie jos? Taip, visi dirsčioje į Rasą, iš tikrųjų, kaip į vyriausiąją programerę, pavaduotoją programai, bet aš save pavadinčiau tokio fantazijų puodo dangčiu. Turinys ir pagrindinis patiekalas buvo sukurtas guru, kiekvienos pastovyklės guru, o aš buvau tas dangtis, kad uždengiama, kad tie garai neišgaruotų visi, kad patiekalas su visais kvapais, su visų skoniu pasiliktų stovykloje. Tai tikrieji kūrėjai iš tikrųjų buvo Darius, Greta, Vilma, Rolis, Eglė, Kubis, Justina ir dar Giedrių pamiršau. Ir iš tikrųjų, o aš taip save įsivardinčiau dangčiu, kuris užspaudžia, laiko tvarką, geležinė rankelė tokia. Ar buvo stovyklos metu kokių nors klaidų arba netikėtų situacijų? Iš tikrųjų, net ir netikėtom situacijoms įmanoma pasiruošti, nežinom, kad suvaldyti 1000 dalyvių tai yra ne juokai. Ir ne kiekvienas turime tokios patirties, ir tautinė stovykla ne kas metai būna, ir mes ne tie patys organizuojame. Mane gal taip labiausiai iš pusiausvyros išmušdavo, kad ne viskas vyksta punktualiai. Ir ar šiek tiek suvėluoja programa, šiek tiek pietus, tada viskas keičiasi, bet tame, sakyčiau, yra ir savotiško žavesio. Iš tikrųjų, nes jeigu būtume kaip robotai, kurie keliasi laiku, kurie programą vykdo laiku, tai žiūrėtumėm vienas į kitą kaip robotai, negalėtume pasišypsoti, atleisti, mirktelėti. Kartais išmušdavo ta tokia nedisciplina, bet apsiverti, pagalvoji, kad nėra to blogo, kas neišeina į gerą. Rasa, dirbote labai operatyviai, ar turėjote laisvą minutėlę? Iš tikrųjų, visas laikas buvo laisvas, nes tai yra mano atostogos, mano pasirinkimas ir, sakyčiau, visas šitas užimtumas mano buvo laisvas laikas. Aišku, jūs klausėte apie tai, ar turėdavau laiko nusnausti, pavalgyti. Tai čia gal buvo mano kaip vienos iš štabo narių tokia programa. Daug dirbti, daug vaikščioti. Įdomu, kad pietus kartais keliaudavo paskui mane, ne aš eidavau valgyti, o maistas atsivydavo mane ten. Iš suaugusiųjų pastovyklės žmonės pasirūpindavo, kad pagaukite Rasą, ji dar nevalgius. Ir te visi klausė, ar tu pamiegojus. Bet čia ko gero kiekvienas suaugęs šitoje stovykloje taip ekstremaliai turėjo pagyventi. Kas jums pačiai kaip stovyklos dalyviai labiausiai patiko stovykloje? Vieną akimirką tikrai pasijutau tokiu naiviu stovyklautoju, kuris tiesiog stovi ir grožisi negalvodamas, ar programa vyksta laiku, ar visi vykdytojai, ar užtenka priemonių, ar pakankamai dalyvių. Ta tokia atsipalaidavimo akimirka iš tikrųjų buvo žuvusiųjų jūroje paminėjimo vakaras, jūrų skautų suorganizuotas čia pat, ant kranto, ant ežero kranto. Ir aš kaip mažas vaikas žavėjausi tais degančiais balionais kylančiais į viršų, tais pasitempusiais skautais, kurie laiko fakelus ir jie šiandien taip toli laiko atžvilgiu jau nutolę nuo budžio žuvimo datos, iš tikrųjų įsijautę, susikaupę, nevaidina, o natūraliai, manyčiau, kažkur sieloje gedi savo žuvusių brolių. Man ta akimirka kažkaip labai, labai jautri pasirodė, įspūdinga. Ačiū Jums labai už nuostabią programą. Nėra už ką.